Paprastiems rajono gyventojams svarbesni yra konkretūs, paprasti klausimai. Todėl visų pirma pradėkime nuo tų klausimų, susitarkime taip, kad į bendro pobūdžio klausimus, kurie nėra adresuoti vienam kuriam iš jūsų, iki minutės pasistengkite, kas norės į tą klausimą atsakyti arba turės ką atsakyti. Vienas Inga Leonavičiūtė, ji ir trumpai gal perbėkime, nes klausimas visiems vienas ir tas pats. Norėčiau paklausti kiekvieno kandidato, kokia yra pagrindinė priežastis verčianti žūtbūtinai kandidatuoti į merus. Pavyzdžiui, ko per tiek buvimo savivaldybės galva metų dar jaučiasi nepadaręs gerbiamas Ričardas Juška, ką mano pakeisiantis gerbiami Mockevičius, na ir visi kiti čia išvardinti. Domina neskambus lozungai, o konkreti pagrindinė kandidatavimo priežastis. Čia, aš kalbėjau, iki minutės pasistengsiu ir arba nebūtinai, kad visi, gal jeigu neturite ką pasakyti, tai tada jau nesakysite. Bet pirmas buvo paminėtas Ričardas Juška, tai gal ir pradėkime nuo jo, o paskiau kandidatai į bendrą klausimą ne lozungais, o tikrai kodėl į tą postą. Kandidatuoju, tai labai paprastas atsakymas, todėl kad matau savo darbų tęstinumą, todėl kad buvau vicemeru, buvau merui ir dabar net šiandien susitikom su Nemuno savivaldybės meru, bendravom apie 3 valandas, net žinom, kiek paskirta pinigų ateinančiam laikotarpiui, bendradarbiavimui abipus sienos kartu su Kaliningrado srity, jau šiandien aptarinėjome būsimus darbus, taip pat pradėta įgyvendinti 18 projektų. Tęstinumas turi būti ir mes pasiruošėm ateinančiam laikotarpiui paruošti 10 galimybių studijų. Tai, kad būtumėm pirmieji skyrus ES finansavimą 14-20 metam, jeigu kitos savivaldybės, kiti specialistai galvos, nuo ko pradėti ir ką daryti gavus finansavimą, mes jau šiandien žinom, kas turi būti pradėta įgyvendinti. Neatsitiktinai net praėjusiais metais su Šakių rajono savivaldybės mero administracijos direktorium darėm posėdį Jurbarko rajono savivaldybėje dėl lynų kelių ir kitų objektų. Taip, kad aš tik už darbų tęstinumą. Gerai, kas tik nori, taip iš eilės. Taip, gerbiami rinkiečiai, kadangi man teko dirbti mero ir vicemerų, ir darbas žinau Jurbarko rajone, kuriuos reikia atlikti, todėl aš norėčiau pasakyti, kad pristatant nespėjau aš jums išvardyti darbus. Vienas iš darbų, kaip minėjau, yra darbo vietų kūrimas Jurbarko rajone. Kitas darbas būtų toksai, kad biokuro katilų statymas Jurbarko mieste. Ir, kaip minėjau, reikia pradėti pagaliau renovuoti daugiabučius, kurių renovacija truputį užstrigusi ir išspręsti šitą klausimą jurbarkiečių naudai, kad nebūtų tokie brangus, kad nepriešikautų statybininkai, kurie jau be galo kelia didžiulės kainas už renovavimo darbus. Taip pat mano vienas tikslas dar yra UAB Jurbarko Tainiai kvapų sumažinimas Jurbarko gyventojams. Ačiū. Iš karto reklama. Prašymas, 2 pilkus automobilius užstatė, negali išvažiuoti žmonės. Kas užstatė automobilius? Šitoj aikštelėje? Šioj aikštelėje 2 pilki automobiliai. Kas užstatė, patraukite, nes neišveža žmonių su negale iš to centro. Pavyzdžiui, tikrai daugiau tas darbų vietų kūrimas, tai čia tikrai yra lozungas, tai reiktų kažkaip kalbėti galbūt panašiau. Tad yra keli klausimai, kur po šio, ar yra norinčių dar atsakyti, kodėl kandidatuoja? Prašau, sekantis. Aš norėčiau papanuoti gerbiamą Ričardui Juškai truputį, nes jūs šiek tiek naudojatės savo tarnybinę padėtimi, kadangi jūs dabar esate meras šiuo metu, jūs žinote skaičius rajonų, jūs paklausykite manęs,
Jūs, jums, aišku, kalbėti yra lengviau. Aš nežinau tų skaičių, nežinau, ką daryti su Neemanu ir kiek ten milijonų pasirašyta. Dėl to aš jums tiksliau to kaip repliką pasakau, aš nekalbėsiu apie skaičius, kadangi aš neturiu prieigų visiškai prie jūsų ten, sakykime, ten susitarimų, nutarčių kažkokių, tai jūs dabar papasakoju tai, kas ir taip vyksta. Ar jūs būsit, ar Petras, ar Jonas bus, vis tiek bus, tie susitarimai bus vykdomi. Kas jūs padarys geriau, dar niekas nežino. Ačiū. Jo, iš tikrųjų, moderatoriai, nes klausimas buvo konkretus, kodėl apsisprendėte eiti kandidatuoti mero pareigas. Tai, Nes ne mes, o nori nepadarnės nuostatos. Aš labai trumpai. Noras padėti bendruomenėje. Man apsisprendė eiti. Supratimas, kad turint žinių patirties, reikia pasidalinti su bendruomenė ir to pačio tikiuosi, kad ta bendruomenė, kuriai aš vadovausiu, taip pat kiekvienas, kas galės, kuo galės prisidėti, nes aš vienas nieko nepadarysiu. Ačiū. Taip, kandidatuoju dėl to, kad pas mus reikalingas labai stiprios korekcijos valdybos darbe. Jie žinome, skaitote laikraščius, patys kalbate, turinėte ir žinote, kas yra negerai. Reikia daug ką keisti. Daug kas turi pasikeisti. Meras giriasi, kad čia labai daug investicijų buvo. Pamiršta pasakyti, kad tai buvo skirtas kaip probleminiam rajonui ir tai nebuvo jo nuopelnas, tai buvo vyriausybės. Darbo vietų kūrimas, taip aktualu, kaip kas galime tą klausimą spręsti. Savivaldybė pati nekuri darbo vietų, bet sąlygas joms kurtis turi sudaryti. Pirmiausia, mes turime pritraukti šitos žmonės, įmonės, kurios nori investuoti. Kaip tai galima padaryti? Mažų mažiausia turim teikti ilgalaikę garantiją savivaldybės administruojamų mokesčių srityje iki 5-10 metų. Toliau darbas su ministerijomis, taip pat su vyriausybė, įvairiais departamentais žinybomis, kurios gali atvesti. Darbas su įvairių mūsų užsienio administruojančių ambasadų ekonominiais atašė ir taip pat su šitais žmonėmis, kurie užsiima lobizmo darbo vietų kūrimo srityje. Aš gal galiu užbaigti, nes aš minutės neišnaudoju. Galiu. Kas pastumėjo mane kandidatuoti meru, kadangi aš prieš porą metų įkūriau kaimo bendruomenę, kaimo bendruomenė pradėjo jungtis daug žmonių ir bendraujant su įvairiais žmonėmis, pradėjo ryškėti situaciją rajone, pamatėm problemas, kurios yra rajone, pamatėm, kaip jas galima, subūrus žmonės, jas galima spręsti ir būtent tas mane pastumėjo. Gerai, ačiū. Taip, Antanai, prašau. Daugiau kaip 15 metų man tenka dirbti su tais rajonės žmonėmis ir dirbti savanoriškai, be jokių atlyginimų, kuriems šiandien sunku gyventi Jurbarke, sunku prie laisvos Lietuvos. Ir man norisi, kad mūsų žmonės geriau gyventų. Aš einu dėl to ir Tėvynės sąjunga, mūsų krikščionys demokratai, turi savo planą, kaip šitą gyvenimą pagerinti, kaip padėti šitam žmogui. Mano pagrindinis tikslas, tam aš atidaviau 15 savo darbo metų. Man labai svarbu taip pat ir mūsų ori senatvė. Aš matau Lietuvoje mūsų pensininkų pasišventimą, jų pagalba pinigais gelbėjant nuo Lietuvos krizių, išvedant Lietuvą į geresnį gyvenimą. Aš noriu, kad šitie žmonės gerai gyventų. Ir noriu, ir matau, kad tam yra visos sąlygos. Reikia jas suvienyti valstybės, vyriausybinių organizacijų ir savivaldybės. Ačiū Jums. Ačiū. Naujas merų rinkimo būdas tai yra mero priartėjimas prie bendruomenės. Tai, kad Jurbarke būtų visiems gyventi geriau, ir mano vaikams, ir man, ir mano šeimai, ir jums, aš einu į merus. Mūsų partijos programa numato tai, kad ir darbo vietų kūrimą, ir sveikatos apsaugos gerinimą, ir visus kitus klausimus, kaip ir sakė kiti, kurie yra mūsų programoje ir Vyriausios rinkimų komisijos tinklalapyje. Dar vienas iš mano tikslų yra tai, kad savivalda būtų vis dėlto prestižinė ir būtų ir kaip įstaiga prestižinė ir pačia prasme, kad tikrai savivaldybės žmonės eitų į tą įstaigą, kur tikrai rastų ir gerą žodį, ir paguodą,
ir patarimą, ir žmogišką supratimą. Ačiū. Ir Saulius Lapėnas. Kandidatuoju į Jurbarko savivaldybės merus dėl labai paprastų priežasčių. Šiuo metu turiu sukaupęs pakankamai daug praktinės ir teorinės patirties, kaip galime šitas problemas, įskaitant ir darbo vietų sukūrimą, išspręsti Jurbarke. Paminėsiu tik tai keletą pagrindinių akcentų. Ar Jurbarke jūs nors vieną tarptautinį konkursą matėte? Ar jūs matėte, kad mūsų galimybės studijos būtų reklamuojamos tarptautiniu mastu? Tai yra patys pirmieji žingsniai, kuriuos būtina padaryti, nes kaimyniniai rajonai dažnai nežino tų privalumų, kurie yra pas mus, o būtent tai galėtų paskatinti verslą įgyvendinti savo investicijas. Turimos infrastruktūros, kurios yra sukurtos už europinius pinigus, šiandien irgi neišnaudojamos, jos gali būti sėkmingiau panaudotos, neperduodant nuosavybės teise, bet būtent koncesijos būdu pritraukiant privatų verslo kurti darbo vietas. Ačiū. Na ir konkretus klausimas, kas norės atsakyti, mes žymėsimės, kiek jūs čia atsakinėjate.